Sugrįžimas į benčą, lengvas tiesiog pasitestavimas, kaip atrodo benčas, štangos spaudimas, kai tu ryškini ir kai tiesiog tikrai daug laiko nedariau iš tų benčų iš vis realiai. Ką dariau, tai prieš kokį gal mėnesį laiko spaudžiau apskritai benčą, ten buvo 3 repai max. Tada buvo Smith mašina inclinas lengvas, tokį kultūristinį variantą bandžiau. Tai čia kalbu tiesiog apie raumens stimulą benčų. Tai ta prasme, faktas dariau krūtinę su visokiais trosais ir šiaip kažkokį kitą pratimą. Lygiai greitis visai buvo smagus. Tai va, tai bet kuriuo atveju hipertrofija ir muscle mind connection, bet nebuvo jokio tokio rimto, tokio kaip ir jėgos treniravom. Tai dabar žodžiu ką, tikslas pabandyti paspaus 2x savo kūno svorį, kada ryškinu ir nežinau, sveriu beveik 9 kg, tai sakykim reiktų spaus 108. Tai va, tai varau dar į šopą, nusipirksiu kažko gert ir varom daryti trefkę. Damn, who knew? All the planes we flew, good things we've been through. That I'll be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days, hard work forever pays. Now I see you in a better place. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I would do. Bandysiu daryti benčą, tai susitversiu čia, kamerą kažkur pasistatysiu, kad čia galvoju pasistatyti kamerą, kad mane biškai iš toliau gal matytų. Ir parodysiu visus bairiukus. Minusas powerliftingo trefkė, prisineš belenkiek karočio daiktų. Dar gerai, kad aš čia neturiu daug aparatūros. Pabandysiu pasistatyti kamerą taip, kad per daug netrukdyčiau, kad kažkiek trukdysiu, tai čia faktas. Kad per daug netrukdyčiau ir kad matyčiau, aišku. Davai, pabandom, pažiūrim, kas čia gaus. Irgi, kodėl darausi ten, tuoj parodysiu, ogi tam, nes čia nėra apsaugos. Taip, po čia galėtum spaust, pasidaręs tiesų suoliuką, bet čia nėra apsaugos ir jeigu nepaspausi, tu tiesiog mirsi. O čia yra apsauga. Va iš tų karočių pasidarytą apsaugą gali pasidarai tokį būtent aukštį, kad tau netrukdytų nuleisti ir kad eitų žodžiu daryti. Darysiu apšilimą, tada padarysim jaučiu piramidę šiandien, nežinau kiek repų. Šiaip ten kažkaip stiprus, tai tikrai nesijaučiu, čia kažką net kilnuojant atrodo, nesijauti stiprus. Faktas, nes reikia daryti jėgos trefkės, jeigu nori jaustis stiprus. Neužtenka kultūrizmo ir save kankint don't stop ant alkio. Bet šiandien tikslas paspaust. Darau apšilimą ir darysiu piramidės principą. Sprendžiau taip daryti, bet biškį labiau showing. Dar damušu apsaugas, parodys kaip jas susitveriu, kaip jas nusistatau pagal savo lygį, pagal savo aukštį, kad man būtų patogu ir būtų apsauga veiktų taip, kaip jie turi veikti. Tiesiog saugotų tave nuo prisispaudimų štankos. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Tai kaip ir aukščiausias man tinka, tais reiklos pasikelt. Ketukas. Čia tas pats. Dar kartą. Tikslas su apsaugom tai irgi viskas labai paprastas. Tikslas tiesiog, kad jausios tave saugotų, ar ne? Tarkim, nepaspaudi, ne? Gali mestis ją čia, kaklo. Ir faktas, kad to kaklo neprispaustų. Jeigu čia biškį ir važiuoja, tai nieko tokio. Tu tiesiog išlysi ir panašiai. Bet šiaip jaučiu, kad čiut biškį negalima leisti. Aišku, bet irgi dar svarbu, jeigu darai iš krūtiniais kokį nors judesį, pavyzdžiui, padedant užsimesti, ne? Krūtinį įleidi ir tada išmuši toksai, ne? Arba toks į krūtinę, kaip kiti mėgsta įleidinėti. Arba pamušinėja į krūtinę biškį. Ir ta štanga tiesiog biškį sulenda žemyn. Ir tau, norės pavažiuoti žemiau. Tai negali tiesiog dėti per aukštai apsaugų. Tas pats, pavyzdžiui, ant pilvo aš nelabai galėčiau numesti ir prispausti. Tai žodžiu, dar pakelsim. Per vieną arba per du. Gal per vieną. Arba nepaspaudė. Pusę metimą, tik mikrofoną reikia daužyti. Ant pilvo jau galėčiau. Išlyščiau po to per šoną. Atrodo visai neblogai. Aišku, čia toks pusiau apšilimas, bet dabar tik apšilimą tai dabar pradėsiu. Nešiu hanteliukus. Apšilimas visiškai paprastas. Tiesiog tikslas prajudinti pečius, rotatorius.
good things we've been through. That I'll be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up. Padariau tokį lengvą apšilimą, aš tikrai, mano apšilimas tai realiai tikrai per daug neskiriu dėmesio, tingiu tiesiog realiai. Dar gal padarysiu tricepsui, grinai tricepsui tokį izoliuotą. Dariau paskutinį pasiruošimą jėgos etapui, tai buvo toksai lengva trauma ilgio trice. Nežinau, galbūt labiau alkūniai pavadinkim. Tos prancūziškus spaudimus dariau su štanga ir jautėsi grinai alkūnėje kažkas. Netgi vis dar iki dabar jaučiu tokį lengvą kažkokį mini skausmą, tokį diskomfortą kartais darant didesnį svorį ir pradžioj neapšilant. Tai tiesiog dar tokius padarysiu, kad biškį tą vietą sušildyti daugiau. Ir pradėsiu dėti svorį vėlgi. Čia irgi bus svorių kilimas. Sakiau, piramidai, po biškį kils į viršų. Ir pažiūrėsim, kaip visą tai atrodys. Aš jau, jeigu neturiu 15 kg, tai bus 50. Ja? Po kokius 4 repus per daug nevargstant, po biškį kelsiu. Aišku, šiaip realiai tai būtų geriau daryti biškį daugiau repų, su mažai svoriu. Mažai svoriu, nes tiesiog apšilimas čia dar nei pavargsi, nei sukursi hipertrofijos nuo tokio svorio nieko. Nes tai vis vėsiu 15-tukų, kad štanga atrodytų didesnė. Tenais laikais taip darydom, kai tikslas būdavo pasirodyti, o ne pasportuoti. Šitie dalykėliai. Šiaip, iš tikrųjų, dabar mažas dar svoris, 8 dabar bus kilų, tai jie kaip ir nėra svarbus. Ta prasme, tu tikrai gali drąsiai daryti ir be jų. Net nejausi praktiškai jokio diskomforto, bet jautiesi kaip tik toks tvirtesnis. Ypatingai su va tokiais, tarkim, milteliais, šalkas, pudra kaip miltai, kaip jį dar vadinasi. Tai tiesiog jautiesi smagiau, jautiesi tvirtesnis, bet tave gali irgi motyvuoti tiesiog ateities repams. Aš tu jautiesi geriau, savim pasitikėjimas geresnis ir toks neįkrenti į tokią depresuką. Tiesiog, kad atrodo blembas silpnai, kažkaip jaučiasi, bet tarkim vien tas geras gripas jau tau duoda tokį tvirtumo jausmą. Pažiūrėsim, kaip jaučiasi 8 kg. Prasme, kartais būdavo toks jausmas, kai su 100 kg darai ir atrodo išvis tu to štangos nieko nesijaučia. Dabar jau čia riešas reik dėti riešinukus. Vieną su pauze. Šiaip jaučiasi smagiai. Dėkim 110. Šiaip 8 smagiai jaučiasi. Kuris atrodo pasilgęs, smagus jausmas, kai būna toks silpnas. Tarkim, jau nesportavęs penčia. Taip ateini ir pradedi spausti. Tai būni toks, jautiesi toks nesmagus. Rankos dreba. Ir tu jautiesi toks silpnas, realiai. Rankoje laikai tą štangą ir jausmas toks, kad gali atrodo nėra jėgos, nors kaip ir kyla. Ir lengvai kyla, realiai, tu save filmuoji ir lengvai kyla, tos jėgos kaip ir yra. Bet jausmas atrodo nėra jėgos. Darant jėgos trefkės, žiauriai daug nukenčia laikas. Realiai, tu tiesiog ilgai darai tas treniruotės, tikrai užtrunka daug ilgesnės treniruotės, tada lieka mažai laiko papildomiems pratimams. Tai, tarkim, powerliftingas, jėgos trefkė, žiauriai skiriasi nuo paprasto kultūrizmo arba fitneso, kur ten padarai per dieną kokius 4-3 galbūt raumenis, kiekvienam raumeniu atskirai po kokius dar 2-3 pratimus, žiauriai daug realiai pratimų padarai, žiauriai trumpi poliso laiko tarpai ir tiesiog varai, o čia jėgoji. Tai pas mane vebarių ir būdavo, tarkim, jėgos cikle. Padarau benčą ir ant viršaus, gal dar viskai lengva hipertrofija, tam pačiam benčui kažką vos ne, tai arba tricą ten, tarkim. Būdavo 1-2 pratimai, tarkim, papildomi. Tai žiauriai nedaug, nors ir tai ta treniruotė trukdo kokias 3 valandas. Tai kosmosas palyginus skirtumas tarp jėgos trefkių ir kultūrizmų, tai kosmosas skirtumas. Visai lengvai, visai smagiai. Taip galvoju, blemba, aš čia viską filmuosiu, kad bus kosminio ilgio, reikės kažkaip gerai pakarpyti. Sakau, šiaip toks paradoksas. Realiai, tu powerliftingą darydamas, tu padarai žiauriai mažai darbo, žiauriai mažai volumų, bet atrefkė trunka belinkai ilgai. Sako, powerlifteri ten, karočiai, sėdi 10 minučių. Jie, žinok, sėdi tiek, kol jaučiasi, kad vėl gali lengvai kvėpuoti, kad atsigauna, kad vėl jautiesi stiprus. Tai tikrai būni padusęs, aišku, sumažėtų užsirmėtai žiauriai. Bet tas laikas, kiek jie ilsisi, tai žinok, ir ilsisi tiek, kad palsėtų. Toks įdomus dalykas, atrodo, kelis repus tik padaro, bet būna padusęs ten kelias minutės, o atsigauna kvėpavimas. Faktas, da biškiai kretinas turi atsistatyti.
ir kad vėl turėtum tos jėgos. Bet kur atveju, pas mūsiukas lengvas, kai dedam 100 kem? Nu jo, gal ir dedam 100 kem. Gerai, paspausiu 100 kem, bus aišku, gal ar paspausiu 108 šiandien. Tiesiog, kai tu ilgai nesportuoji, tai žiauriai nukrenta, tai ta prasme, būtum stiprus iki tam tikro lygio, bet tu tiesiog bent jau biškį lengvai turi duoti sugrįžtam raumenį. Negali, ta prasme, kartais būna, kad nesportuoti kokį mėnesį laiko ir žiauriai sukrenta, tarkim, jėga, ne? Ir kad sugrįžtum, 2 savaitės, 2 trefkės, vėl sugrįžti, žinai. Tai čia realiai va, tas variantas to svorio 108 čia nedaug. Aišku, šiaip anksčiau, nedarius to mano jėgos ciklo pasiruošimo, tai ta 108 blemba nėra mažai. Aš atsimenu gal prieš 2 metus nuo dabar, kiek aš tada svėriau, bet irgi apie 9 kažkas buvo. Jo, grinai apie 9 ir buvo ten. Gal 8-9, nu vat kaip dabar, tikrai nebuvo ten labai mažiau. Aš atsimenu, 8-7 buvau pasiekęs, bet ten irgi, nu ten nesąmoningas svoris iš esmės, nes taip aš tiek svėriau ryte, bet ten buvau kosmiškai dehidratavęs ir taip toliau. Tai toks pastovus, realus, normalus rytinis buvo gal 8-8, bet žodžiu, kai mes aš tada paspaudžiau, gal 107, be pauzės malyk, ar 7-5, kažkas tokio, kad nu tikrai. Ir dabar, faktas dabar jau kaip pajudėjau gerai ant bėgos trečių, tai žinai, aš 108 net man mintyse atrodo, nu čia žiauriai mažas svoris, kaip gali, nežinai, turiu eiti bet kada. Tai kas yra visai yra prikolas, tarkim, mindsetą tokį turėti. Ta prasme, kad tavo tas, arba kaip tu atrodai, nes iš tikrųjų mūsų ta realybė susiformuoja iš to, kaip mes suformuojam savo mintis, savo mintyse, taip ir atrodo realybė. Ir vat sakau, kaip tarkim pradėjau bendrauti su savo hebra, kur tikrai kosminių lygių Lietuvoje. Ir dabar sakau, ten 200 kilų pas mus jau yra mažai. Tai 108 čia iš vis yra, atrodo, nu. Tai taip aš ir jaučiuosi dabar. 108 tai nesportavęs, visiškai tam pratinę beveik. Iš vis darydamas kažkokias pastovius ryškinimus, pastovų deficitą, žiauriai mažai jėgos ir dirbdamas vien tik kultūrizmui praktiškai. Fitnesas, kultūrizmas, kardio daug, mažai maisto, savęs alinį kankini. Ir tada 108 skaitai, kad, nu, tada, okei, tipo, galėtum paspausti tą 108, kaip ir dabar tokį, tipo, challenge'as, dvigubą savo kūno svorį paspausti, kas, jo, tai žodžiu, pointas, kartais, vat, turėti aukštesnius tokius tikslus, mindsetą tokį aukštesnį, tave ir veda prie to, kad tu, žinai, tada tu žinai, kas yra tikrai, tu save vertini kitaip, pasitikėjimas geresnis ir realiai ta realybė tokia ir gaunasi. Aš tu turi tikėti savimi iš esmės. Tai, jo. Tokie dalykai, tai skau, tas svoris šiaip iš tikrųjų daug, palyginus prieš 2 metus, tai bet pagal paskutinius, sakau, savo mindsetą ir paskutinius rezultatus, tai čia turėjai, atrodo, lengvai. Tik kiek klausimas, ar užteks visiškai nesiruošus tą paspausti, ar ne, ar reikės biškai pasiruošti. Gerai, varom 100 kem spausti. Aišku, iš tikrųjų reiktų irgi taupyti 100 kem, jau reiktų taupyti jėgas, na, bet 4 repus paspausiu, arba 3 reikia be pauzės. 3 be pauzės ir 1 su pauzė gal pabandyti. Tada 100 šiamdyti. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. Nu, šiaip jaučiasi, bet kad sunkus, tai taip nežinau. Gal ir ne? Paskutinį kartą, bet maryk 108, aš ten dėjau, ar 100 šiam. Ne, 108. Prieš mėnesį laiko. Bet tada kažką biškai dar darydavau benšui. Kars nuo karto ten. Na, su 100 kem žaidžiau, su 102 žaidžiau ten repam kažkaip. Po to sumašiau didesnį svorį, tai 108 atrodo spaudžiau 3 kartus. Be pauzės. Realiai paėmus, tai tikrai turbūt įmanoma paspausti 1 repą be pauzės. Tai yra su pauzė. Net įskaitant ir tai, kad aš čia praktiškai nesportuotam. Bet pažiūrės, arba dar prikolas būtų 100 šiam su pauzė gražiai, 107 su pauzė, 108 su pauzė. Na, kai planas, ne? Pastaupyčiau jėgas. Tai va, lengvą krūtinės traumą turėjau, tai vis dar jaučiasi, aišku. Ir nežinau, ar čia spėsiu zugyti. Ir nežinau, ruošiuos kitais metais. Bet kur atveju koks man skirtumas. Bet tame tikslas tobulėti. Šiaip beje, sustiprinau pečius. Variau su laisvo štanga nemažai. Tik ten palaiko tos jėgos biški. Tricas. Šiaip tricų irgi gan darydavau, bet ne jėgai. Čia darydavau smit mašinai, visai tokius smagius. Bet vėlgi, sakykim, po benčo, ne, buvo taip. Benčas buvo daugiausiai apleistas, grinai visą bazės spaudimą, ne? Tada
antroje vietoje tricas, trečioje pečiai. Tai pečiai realiai buvo daugiausiai stimuliuojami jėgai ir masė, ir augimui. Tada tricas per vidurį, lengvai ir benčas mažiausiai. Šiaip gal ir gerai, nes realiai atvirkščiai nuo to, kas pas mane buvo stipriausia. Tai tiesiog dirbau su silpnom vietom, pavadinkim. Nu, kaip ir sakiau, vienas Quadripeksas, ne? 100 žemės spaudžiu su pauze. Net jokinga. Net biškį jokinga. Taip, reikia dėti 107. Papasakosiu bairiuką iš savo senų laikų, gal kai man buvo 2 ar kažkas panašaus. Jo, man lygiai apie 2 metų. Pirmas mano treneriukas, pirmam džyne, Kaune sportavau kolegijos, šalia kolegijos, žodžiu. Ir ten mes varėm, aišku, jėgai, patsanų laikai reikia varyti jėgai. Ir žodžiu, ten visi spaudžia ir toks vienas geras buvo, jis tada 107 spaudė, didelis, ten kokią 100 plus svėrė, tai tikrai. Ir Vairis sako, kažkaip ar amžiaus, ar kažko jis klausia, čia tas treneriukas pastatydžiamas sako, jo, sako, 107 spaudžia, dar nekaltas. Tai va, tai tas gavosi šis 107 ir dar nekaltas. Tie visi, kas spaudžia 107. Jis dabar vis dar vadinu 107 spaudžia, dar nekaltas. Ir dabar aš spaudžiu 107 ir dar nekaltas. Beje, 100 šiam blemba jautėsi. Šiaip gal kažkaip nesmagiai išsėmiau. Gal ir svoris jau jaučiasi. Hey, from where we began, oh, I'll tell you all about it. 107 ir dar nekaltas. O šiaip jaučiasi. Negaliu sakyti, kad čia to svorio nesijaučia. 108 gal apsišykdamas paspausiu. Nu ir ką, dabar ramiai pailsėt. Tai padori, 5 kokias minutės, 6. Ir bandysim spausti. About another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the Mikrofoną, kad netyčia nesulaužyčiau. Gerai, dar sekundę atsigaunu. Nu, lemba jo, vos paspaudžiau iš tikrųjų. Šiaip dar atsiguliau. Iš tikrųjų labai svarbu, nes man, pavyzdžiui, tas nusiėmimas žiauriai sunku. Neturiu to toko gero, galbūt tam pečiuosi, nugaroje, va toko išnešti stabilizeriuose. Tai bet kur atveju sunku išsinešti ir jau tas tave išblaško. Tada tu atrodo, jeigu biški yra štanga, tarkim, žiūri va čia, ne? Ir būna įsiminėja, biški per daug ten. Tai tiksliau, arba tu per daug paguli ten. Ir tada jau baisu spaus ir neš štangą į priekį, nes atrodo atsimuši, nes taip buvo nemažai kartų ir tada iš jūsų išblaško. Atsimenu, netgi 108 spaudžiau čia su snukšotu ir tada prisispaudžiau dar net. Nes tiesiog pirmas paspaudžiau, bet netyčia paliečiau apsaugos, jau antrą repą, bijai spausti. Ir spaudti ten kažkur toliau. Ir jau ten nėra tiek jėgos, neįpratęs taip ir viso. Tai žodžiu, labai svarbu išsiėmimas. Šiaip būtų gerai viskas, galėtum atsigulti toliau, jeigu tau kažką štangą padavinėtų. Tai tokie reikaliukai. 108 kg, nesiruošus, su pauze. Na, įdomu, subinę pakėliau, ar ne? Gal ne per daugiausiai. Aš 107 gal biškį lengvai kėliau subinę. Nepamenu. Bet lyg kažką jaučiau. Nu, sakykim, 108, nesiruošiant, sveriant biškį mažiau nei 2 kg. Šiaip iš tikrųjų svėriau ryte 8,9,4. Tada dar vandens atsigėriau. Dar variau pamiegot, man atrodo. Vakar prisivalgiau belenkiek. Tai, nu, nesiruošiant 2x kūno svorį paspausti ir tikrai nesiruošiant ir ryškiniam etape, skaičiau paduru, tikrai paduru. Kad ir tu bežiūrėtų, padėk laiką, parašyk komentarą. Dėkuoju tau ir laukiam visi nauji filmukų. Without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again.